Deimantai buvo išrinktas geriausių rungtynių žaidėjai, tai tavo komentaras apie rungtynes. Tai rungtynės labai sunkios buvo. Tikėjomės, žinojom, kad varžovas labai stiprus atvažiuos. Žinojom, kad žaidžia su kamuoliu. Stengiamės labiau žaisti ant kontro. Kadangi atidavėm labai kamuolio kontrolę. Teko aukoti. Sunkios varžybos labai smagu. Ačiū žmonėm, kurie balsavo. Tikrai smagu laimėti statulėlę, tikiuosi ne paskutinę šį sezoną. Antrą kartą šį sezoną sužaidėt 0-0 su Marijampolė, Sūduva, visai palanki komanda jums? Gan palanki pasirodo. Tokios pačios varžybos buvo ir Marijampolėj, labai panašios, sakyčiau. Stengiamės uždaryti zonas, analizavom varžovą visą savaitę, sunkiai dirbom ir taip gavos. Šiandien gera diena, iškovojo tašką, Dainava pralaimėjo, tad dar vienu tašku atitrūkot nuo varžovų. Taip. Kiekvienas varžybas stengsimės rinkti taškus. Tikėkimės irgi taip pat, kad Dainava kažkur pames. Žiūrėsim, dirbsim, dabar turėsim rinktinio pauzę, analizuosim dar papildomai savo žaidimą ir ištaisysim klaidas.